dabar. Every day is so wonderful. Suddenly, it's hard to breathe. Now and then, I get insecure from all the fame. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. No, no. I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. Oh no. So don't you bring me down today. No matter what they say, no matter what they do, when the sun is shining through, everywhere you go, the sun will always shine. Sun is always shine. 'Cause we are beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. No, 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 no. 'Cause we are beautiful in every single way, yeah. Your words can't bring me down. Oh no, so don't you bring me down today. So don't you bring me down today. Ką tik išvydome moterišką Puikus pasirodymas, vertas Lyriška. net ir atsistoti. dvikovą. Wow. Šaunuoliai. Net ir mes atsistojom šį kartą, aš galiu pasakyti tik tai tiek. Dviejų angelų balsai skambėjo šiandien čia teatro arenoje ir tai sužavėjo visus. Nuostabu, malonu klausytis, gera, bet čia mūsų nuomonė. Svarbesnė yra mokytojų. Ar aš norėčiau, gal mes pradėtumėm nuo Rūtos. Rūta. Aš sėdžiu apakus. Pasirinkimo prasme tai yra irgi neįmanomas pasirinkimas, nes abi be galo talentingos, abi be galo gražių balsų, abi labai žavios ir visiškai skirtingos. Mano favoritė būtų Živilė. Tai yra tik vieno mokytojo nuomonė. Mes matome atsistojo pirmieji Deivis ir Renata. Pasakykit, ką jūs galvojat. Iš tikrųjų, tiek vaizdas, tiek ausiai buvo labai malonu, kai matai tokius nuostabius du angelus ir dar dainuojančios lakštingalos balsu, tai tikrai neįmanoma neatsistoti ir nepaploti joms atsistojus. Todėl, kad tai yra visa tai, ką aš girdėjau prieš tai, galima ištrinti ir pirmų numerių pastatyti šią dvikovą, nes tai buvo kažkas fantastiško. Lietuvos balsas dabar yra 4. Lietuvos balso sezonas. Tai, ką mes girdėjome dabar, buvo geriausia, ką Lietuvos balsas galėjo pasiūlyti per 4 metus. Tai buvo pati stipriausia dvikova. Aš tikrai nesišvaistau kažkokiais komplimentais, tai buvo beprotiškai įspūdinga, jūs labai skirtingos, kas buvo tikrai labai įdomu žiūrėti ir tai suteikė malonumo, neabejoju, kad tiek žiūrovams, tiek mums.
Retai kam plojame, visi atsistoja, bet šį kartą tikrai tai buvo. Jūs esate tiesiog nuostabios, aš stebėjau jūsų ir repeticiją, ir dabar, ir tiesiog esu šokiruotas jumis abiejomis. Bet jeigu reikėtų rinktis, aš rinkčiausi moterišką švelnumą. Živilė. Ar Fara prisidės prie liaupsių taip pat tokių pat? A kur Farai dingt? Turi prisidėti. Iš karto noriu pasakyti, kad mano širdis rauda dėl to, kad jūs ne finale abidvi. Aš labai apgailestauju, kad jūs turėjot būti finale abidvi ir kovoti vieną prieš kitą tada. Ir antras dalykas, kad tai buvo tokio aukšto lygio pasirodymas, kad nuspręsti, kuri iš jūsų geresnė, kuri dar geresnė, tai čia reikia, žinokit, labai jau narstyti po kauliuką kiekvieną natelę. Kadangi, principė, tokio lygio pasirodymas, tai mane, žinokit, apstulbino, mane nustebino. Ir vėlgi čia lieka labai smulkus niuansai. Labai smulkus niuansai, galbūt šiek tiek nuoširdumo, galbūt šiek tiek švelnesnio, gal dainavimo, ne tai, kad švelnesnio, bet tokio nutaikingesnio dainavimo. Aš tą pastebėjau pas Živilę, žinokit. Jo. Ačiū, Fara. Iš tikrųjų, Donatai, aš tau nepavydžiu. Sudėtinga akimirka, kuomet teks pasirinkti vieną. Labai įdomu, iš tikrųjų, ar Donatas eis priešingai nei visų kitų mokytojų nuomonę, ar jisai turės savo ir visiškai kitokią. Tai aš dabar noriu pasakyti, kad visą tai, ką sako mokytojai, jūs absoliučiai esat nusipelnę visko, ką jie yra pasakę, o šie žmonės yra profesionalai. Tai vienas dalykas, galite paploti. Antras dalykas, vedu prie to, kad aš nenoriu traktuoti šito dalyko kaip po vieno žmogaus netekti. Aš tiesiog noriu pasidžiaugti, nes iš tikrųjų per didžiąją dalį sezonų tai viena stipriausių dvikovų. Tai nereiškia, kad jūs esate stipriausios dalyvės per tos sezonus, bet tai bene pati stipriausia kova ir tai yra tiesa. Živilė, aš noriu tave labai pagirti, nes jeigu būtų tokia situacija, kaip yra dabar, aš niekada nebūčiau, net strategiškai niekada nebūčiau statęs jūs abi, nes jūs vienareikšmiškai vertos eiti toliau. Kodėl? Nes būsiu atviras, kai kurie mano dalyviai, kuriuos aš jau pasirinkau, jie nėra tokie stiprus, įvertinant netgi tai, kas dabar iškrys. Taip kad, bet Živilė, tu labai pasitempei ir repeticijos metu tu jau parodai klasę, tu parodai, kad tu gali susilyginti su Sandra. Aš tave labai sveikinu. Nors tai visiškai ne tavo stiliaus daina. Palauk. Tas ir šokiravo labiausiai. Kaip jis susitvarkė ne su savo stiliaus daina. Būtent. Ta prasme, vis tiek, Živilė ir jinai stengiasi šiek tiek adaptuotis į šį kūrinį, bet tu vis tiek per save tai, ir čia yra pagirtina, žinai, tai yra, tu per save tą praleidai. Aš tave labai sveikinu, aš labai džiaugiuosi, kad jūs abi parodėt klasę, o tą klasę stebi visa Lietuva ir tai yra pavyzdys taip, kaip reikia dainuoti. Tai va. Aš žinau savo sprendimą. Donatai, metas išgirsti tavo verdiktą. Aišku, nepriklausomai nuo to, netgi ką pasakė mūsų mokytojai, įskaitant, ką 3 kartus paminėjo, kokį vardą, nepriklausomai nuo to, aš pasirinkčiau vis tiek tą žmogų, bet tas vis tiek mane šiek tiek guodžia, jog jūs bet kuriuo atveju dviese pasiliksite šitam šou. Mano pasirinkimas yra Sandra. Gerai, šiuo metu vyksta kova jau už ringo ribų. Jeigu jūs patektumėt į mūsų komandą, aš manau, kad jūs iš karto eitumėt į finalo kovas. Tai vienareikšmiškai. Aš manau, kad bet kuriuo atveju tiek Deivio su Renata
tiek mano globa čia yra, tiesiog nediskutuotinas dalykas iš tikrųjų. Ir šiandien mes pagirėm tave pakankamai abu. Ir kaip sako, arba grožis, arba talentas. Pažiūrėkit, Oksanos Pikul išvaizda ir Vaidos Genytės talentas. Na, o šiuo metu čia ringe po išties rimtos ir įtemptos kovos vyksta vagystė. Ir dabar vaizdelis toksai, kad jau iš judančios karietos tave traukia nebe vienas mokytojas. Įsivaizduok, kad tau paduoda kanatą iš tavo milžiniškos saugomos kalėjimo pilies 2 gelbėtojai, ar ne? Tai yra Rūtos, kaip mokytojos komanda, ir mes turime porą, kuri taip pat išskėstom rankom tavęs laukia. Tavo pasirinkimas. Kurią komandą renkėsi? Renkuosi Rūtą. Sveika, pabink Rūtą. Pasirinkimas įvykdytas ir ši nuostabi dalyvė lieka Lietuvos balse. Aš jau sunkiai dabar. Nuostabu, bravo. Ačiū. Elitas. 10 metų kokybės.